Vyriausybė priėmė sprendimą tą ieškinį, kurį ruošiasi paduoti Energijos grupė arbitražiniam teismui, perduoti Ukmergės savivaldybei. Tam, kad savivaldybė galėtų pati pateisinti savo veiksmus. Kaip Jūs vertinate tai kaip rajono tarybos narys, iš valdančios koalicijos? Visų pirma, aš manau, kad taryba priėmė politinį sprendimą nutraukti sutartį su Energija ir dabar manau, kad vyriausybė taip pat priėmė tokį sprendimą, kuris logiškai mąstant, ar gali tą sprendimą vykdyti savivaldybė. Todėl, kad čia yra grinai teisiniai jau dalykai ir reikia žinoti tuos visus teisinės smulkmenas, kurias perteikia dabar savivaldybei. Nežinau, kaip paprastas žmogus galiu pasakyti, kad man labai toks yra keistas sprendimas. Bet ar visada politiniai sprendimai gali būti teigiami rajonui, ar tai negali atsiliepti ekonominė prasme? Aš manau, kad logiškas sprendimas tas anksčiau ar vėliau turėjo toks būti, kadangi sutartis su nuomininkas pastoviai pažeidinėjo tą sutartį ir yra užfiksuoti faktai ir yra apie tai nuomininkui pranešta. Ir manau, kad mūsų Ukmergės žmonės tikrai turi tokią galimybę už šilumą, už vandenį mokėti kažkiek tai mažiau, kaip panašiai moka aplinkiniai mūsų rajonai. Bet jeigu vis dėlto įvyks taip, kad teks Ukmergėje įvykdyti, tarkim, kažkokius tai finansinius įsipareigojimus, kuriuos pateiks Energija, ar tai nebus našta rajonui? Aš manau, dar čia nėra pabaiga ir šitas klausimas, jeigu spręsis arbitraže, tai aš manau, kad abidvi pusės stengsis daryti kažkokių tai nuolaidų ir manau, kad nei vienai pusėje, nei kitai tikrai gali nebūti naudinga bylinėtis, o eis prie tokio tikrai logiško ir protingo sprendimo, kad susitarti su kuo mažesniais nuostoliais.